Treneri, sveikinimai su pergale, tai pirmiausiai jūsų bendri įspūdžiai apie tai, ką šiandien matėme. Aš noriu lyginti gal su varžybų, kur žaidėm čia Alytui praeitą kartą, kur mes turėjom labai gerą pirmą kėlinį, bet po to antrą kėlinį Alytų dominavo mums, tada mes pralaimėjom 2-1. Tai, pirmą pasakyti ačiū žaidėjams, kad šitą kartą sugebėjom abu du kėlinius žaisti, galima sakyti, atsakingai, kad ir su tokia krūva, kur turėjom ant kojų. Ir aišku, antrą kėlinį šiek tiek erdvės davom daugiau ir kaip pakeitėm žaidėjas, bet man labai patiko tiesyvumas ir noras, tai iš to ačiū jiems. Treneri, toks čia hipotetinis klausimas, ar neapmaudu, kad per tas praėjusias 3 rungtynes, kur tie buvo minimalūs pralaimėjimai ir Banga kai kur tikrai buvo verta daugiau, gal kai kur lygių, gal net ir pergalės į pirmąjį muštų, kad taip viskas sukrito būtent per tą vieną mačą. To ir įdomu, to įvartį futbolą, todėl įvartį kažkaip to adrenalinę duoda, to psichologinio pranašumą duoda prieš varžovų ir kas yra įdomu futbolą, dėl to ir mes tiek šventam tos įvartys visi. Ir aš manau, kad įmuštamas pirmas, gal kitas rungtynės, gal to varžybų kitaip nukreiptų. Bet gavom pirmą, bet aš manau, kad ir kitas rungtynės, nenuleidom rankų. Bandom, apart Sūduva, kur tikrai jaučiasi nuovargis komanda ir ten tik vieną kėlinį sugebėjom kažkur dar apylygį žaisti, kur statistika dar rodo to apylygumą, po to antrą kėlinį jau buvo Sūduva, praškai vienas vartus mums žaidė. Tai aš manau, kad mes buvom konkurencingus tos rungtynės. Kartas noris laimėti ir aišku, reikia įmušti tos progas, kur turim. Gal aš praeitas intervius irgi paminėjau tos momentus, kur gal abejonų irgi yra momentus par varžybų, kur gali nukreipti varžybų į kitą pusę, bet šiandien įmušam tos, kur nėra abejonų ir tada lengviau tampa viskas. Po šios pergalės jau turbūt tik tai didžiausi stebukladariai tikėtų, kad tos apatinės dvi komandos gali pavyti Bangą, persvara tikrai didelė, jau ta 8 vieta turbūt yra rezervuota, bet ką manote dėl kova dėl vietų Europoje, ar dar komanda viduje tuo greičiausiai tiki, bet ar matote, kad komanda galbūt po šios pergalės ar turi potencialo ilgesniai pergalių serijai, kad atkurtų intrigą būtent dėl tų pozicijų? Norėtum būti ten, mes norėjom būti ten, kad ir su tiek traumuotų žaidėjų, mes žaidėjas po biškį įsivažiuoja, aišku, bet reikia, norėjom būti ten, nesvarbu tos traumus, mes tikrai turim to noro, turim ambicijos. Aš manau, kad mano komandas dažnai yra motyvuotas to daryti, pasiek aukštesnis rezultatus. Bet kartais nepavyko, specialiai šitą sezoną nepavyko tiek įmušti tos įvarčius. Gal per šiandien įmušim tiek, bet normaliai nepavyksta mušti tos įvarčius ir tos varžybus mes pralaimėm. Aš manau, kad buvom viena geriausių gynybų ir gal darėsim ten prie 3 vietą, 4. Tai aš manau, kad įrodė to mūsų silpnumą šitą sezoną, kur neleida kažkur aukščiau. Aišku, yra situacijos, visi suklysta, mes suklydom, kai nemušėm. Kartą suklydom ir kai įvartys gaunam, tokias klaidas darom, kad galėjom išvengti jos. Ir po to irgi būna kitas situacijos, tos vadinamas kritinės klaidas, kur šitą sezoną jau atsitiko porą ten prieš mūsų, galima taip sakyti, vis tiek jos skaičiuojame į viską ir po to neleido mums gal turėti daugiau taškų. Bet aplamai, tai aš sakyčiau, kad mūsų nerealizacijų progų tai labai pakišė koją šitą metu. O dėl traumų, tai aš džiaugiuosi, kad mes ir su tiek traumų visą laiką bandom būti konkurencingi, bandom laimėti rungtynus ir sugebam parodyti gal strategiją rungtynų, kur įmanoma aplošti varžovus. Tai dėl to laimingas. Grįžti į jūsų klausimą, viską priklauso šiek tiek nuo varžovų ir nuo mūsų pačiam rezultatus. Jeigu mes dar laimėsim porą rungtynų, tai tikrai mes būsim arčiau ir kodėl nesvajot apie to. Bet jeigu ne, manom, kad dėl iškritimų gal jau nebekovosim, tikėsim ir turėsim ramesnį sezoną gal. Kalbėjote apie gynybą, tai savotiška vieno žaidėjo nelaimė virto kito laimė, kai junioras gavo traumą, Viktorį pastatėt ir taip, žiūrint istoriškai, tai man atrodo, kad Banga gal tokio perspektyvaus afrikiečio niekad nėra atsivežus jam 19 metų, tad kokį matote jo progresą nuo sezono pradžios iki dabar, kokį jums įspūdį jis palieka, nes šiandien sužaidė tikrai fantastiškai. Tai pirmas dalykas, aišku, pasakyti, kad tiek Viktoriui, tiek Pijus atsiranda uždaryti mūsų duobas, kai žaidėjas yra traumuotus. Tai Viktoriui jau žaidė į vidurį zoną, kai Dovydas buvo trauma. Ir jis ten tobulėjo ir pradėjo ten gerai žaisti. Tada grįžo žaidėjas, paėmėm Laton, tai kitą žaidė, tada mes į vidurį gynybą jau turėjom kaip atsargoj. Kaip jūs sakot, nelaimė vienas, bet reikia paminėti, kad jis tobulėjo, aišku, jis prieš 3 varžybus, jis buvo tiesiogai, galima sakyti, prie tos įvartys, kur varžovų mušė. Ir šiandien aš džiaugiuosi, kad to neatsitiko ir jam gal į pasitikėjimą eina, bet
tobulėjimą, kuris turėjo. Mes matom vaikinas, kur daug norų, labai agresyvus, turėjo techniką ir pasą stiprų ir bandom jo modeluoti. Matom, kad tačkai jis nesuprato gal tiek daug, individualiai matom potencialą. Ir tiek jis dirba ir klauso, kad ir išpūdingu. Ir tada tik taip tu gali tobulėti. Ir jis klauso, jis stengiasi, jis geras žmogus, jis gerai rūbina. Mums superinis su juo, mes labai džiaugiam už jo. O dėl pirmą frikėtis, tai manau, kad ir pirmą frikėtis gal mes turim, nežinau. Reikia pažiūrėti čia mūsų žaidėjus, kur turėjom, bet šitą sezoną jo. Mes, man atrodo, prieš neturėdavom per daug tos frikėtus. Gal čia net ir buvo pirmą sezoną, kur mes juos turėjom. Tai. Bet labai džiaugiuosi už jo tobulėjimą ir džiaugiuosi, kad kitą sezoną jis dar už Bangą žais. Na, pabaigai toks vis tiek linksmesnis klausimas. Įmušė Sedorfas 2 įvarčius, antras buvo tikrai labai gražus. Tad gal taip mušant įvarčius galima, kad jis gal prisiviliotų čia į Gargždus pažiūrėti rungtynių savo geriau žinomą giminaitį. Matot, aš nežinau, kiek tos giminaitės yra pas juos ten, ar daug ar mažai. Jo, bet reikia kalbėsiu. Aš paklausiu, ar įmanoma, kad jo giminaitį atvažiuotų į varžybų į Gargždus pažiūrėti. Tikrai paklausiu.